Sveiki, Evinai. Sunkiausia jau mėnesio dalis baigėsi, gal ir metų sunkiausia dalis. Ir prasideda naujas etapas, jau nuo antradienio pajusite, kad ženkliai viskas yra geriau. Ženkliai geriau. Nebebūsite tokie suirzę, sudirgę, nebenervins viršininkai ar pavaldiniai. Geriau įsiminsite, nes ir galva buvo tokia tuštoka, nes Merkurijus buvo nelabai palankus jums. Ir pasijusite tikrai ženkliai geriau. Galų gale emocinis fonas pagerės ir tai yra labai svarbu, nes kartais, kaip aš mėgstu sakyti, nesvarbu, kas su žmogum vyksta, svarbu, kaip jis jaučiasi. Ir jeigu jis jaučiasi su viltim, tai tada viskas yra labai gerai. Visais atvejais jau nuo dar kitos savaitės jums bus dar ženkliai geriau ir aš nematau čia didelių problemų. Todėl susikaupėt, judat, sportuojat, būnat atsargus kelyje, nemandravojat, nes dar yra pavojai. Būtent čia, kas susijęs su tuo mandravojimu kelyje, tai vat, reikia būti dar atsargiem iki pat savaitės pabaigos. Po to visą tai mažėja tikimybė ten kažkokio tai nemalonumo su automobiliais ar šiaip kažkur tai, su slidžia danga, pasakysime taip. Ir viskas ten bus labai neblogai. Ir jau turėsite visiškai naują galimybę ten išreikšti save. Taigi, mielieji, galiu pasveikinti su sudėtingesnio periodo pabaiga. Taigi, iki kitos savaitės. Ate.